Trečias žingsnis. Svarbiausia dėmesį skirk svarbiausiams darbams. Tu jau turbūt žinai, kad 20% mūsų pastangų duoda 80% rezultatų. Ir atvirkščiai, visas kitas darbas atneša tik tai nedidelį rezultatą. Taigi, aš žinau, kad tu žinai šį dėsnį, bet aš lygiai tą patį žinau, kad tu jo netaikai. Taigi pats laikas pradėti kažką daryti kitaip. Susikoncentruok į svarbiausią veiklą. O pardavėjų darbe svarbiausia veikla tai yra tas laikas, kuris praleidžiamas su klientu face to face, akis į akį, nosis į nosį, arba kalbant su juo telefonu, bet tai yra svarbiausias laikas. Taigi, jeigu pažiūrėjai per dieną, kiek tu skiri laiko, ko gero, ne per daugiausiai, pats laikas pakeisti praktiką. Antras dalykas, tu turi skirti svarbiausią dėmesį svarbiausiams klientams. Aš suprantu, kad tu myli tos, kurie tave myli, bet jie ne visuomet turi pinigų. Taigi, tavo užduotis susikoncentruoti į svarbiausius klientus, kurie turi daugiau pinigų, turi daugiau galimybių ir galėtų tau sumokėti už tavo pastangas. O trečias dalykas, tu turi skirti pagrindinį dėmesį svarbiausiams produktams. Taigi, iš tikrųjų, jeigu skirsi dėmesį pagrindiniams svarbiausiams darbams, galėsi ir dirbti mažiau. Man atrodo, tau tai patiktų.